Šaldytuvas 42 amperai ir 72 vatai, o čia rodo 43 vatai. Tai va, Badovskai klaidina įrenginį, šaldytuvo variklį drasko. Šaldytuvas per 15 minučių sugebėjo 0,4, tai yra 400 kWh paimti. Badovskai vagia toliau elektrą, kontroliuodami pilnai mūsų laidą. Nei pirmą, nei trečios fazės mes neturim. Badovskai suka apkrovą visom 3 fazėm. Ir jau ne pirmą kartą mums atjungia, yra nuotraukos, video įrašai, kai Badauskas atjungia nakties metu. Nuotraukos padarytos, kad tyčia sudegino, kad mes būtume be elektros. Dabar pilnai matom laidų apkrovą. Įjungus virdulį įtampa nukrenta. Įjungus virdulį įtampa nukrenta, tai rodo, kad kuo daugiau įrenginių mes įjungiam, tuo mažesnė yra įtampa. Tokiu būdu mes apsisaugom nuo degimo. Ir Badovskai tyčia tai daro, jie apkrauna 252 kriptovaliutos įrenginius, plus šildosi 2 pastatus toliau.